O dabar papasakosiu pačius didžiausius nuotykius 2025 metų, kurie realiai tapo žygdarbiu. Tu gali ten viešinti, ką nori, tu supranti, kiek žmonių tave, blėt, pasiruošę pakasti. Mes per klaidą nupirkom 3 automobilius be dokumentų, nes pardavėjas žadėjo dokumentus pristatyti kitą dieną. Buvo labai didelis pelnas nuo tų automobilių, tad susigundėm. Mes mokėjom 56 tūkstančius eurų, su dokumentais mes būtumėm lengvai pardavę 80-85 tūkstančius. Po kelių dienų, negaudami tų dokumentų, pradėjom ieškoti to žmogaus, kas jis toks per vienas internete. Išsiaiškinom, kad jis yra labai stambaus masto aferistas, apgavęs daugybę žmonių, milijonai eurų yra pasisavinta. Tad pradėjom operaciją pinigų susigrąžinimas. Tu man nepadarė visų mano pinigų. Man nereik tavo 9, man reik mano visų pinigų. 10 tūkstančių dar trūksta. Aš tu aiškinu, tu ir dar 9 tūkstančius, blėt. Daugiau net ir rytoj pagausi pavedimą, blėt, padarysi ir atvažiuosi Paskambink kokiam draugui, pasiskolink ar kažką pasidaryk. Mano pinigai turi būti visi grąžinti ir tada visas mašinas bus grąžintas. Ne, aš kitaip neįsiu kalbas. O tu pasiūlyti reikės, žinok. Pagirdit, manęs nenervuok, aš turim tiesiog. Nenervuoju. Ir mums pavyko. Išsimušom iš jo visus pinigus iki paskutinio cento. Susisiekėm su Skirmantu Malinausku, papasakojom visą situaciją, sako, būtinai darom video, čia yra labai rimta tema, turi žmonės apie tai žinoti. Padarėm vaizdo įrašą, viską papasakojom, suradom dar daug nukentėjusių žmonių ir realiai sustabdėm didelę aferizmo schemą. O geriausias dalykas, kodėl tai tapo žygdarbiu, aš tuos 3 automobilius jam negrąžinau. Jis dar bandė iš manęs išsipirktos automobilius, sako, aš tau duosiu 2000, sakau, ne. 5, sako, tūkstančius, atiduok man tos automobilius, sakau, ne. Sako, duosiu 10 tūkstančių, sakau, gerai. 9 tūkstančius padavė, daugų dėja nedavė ir tuos dar sustabdžiau. Viską atidaviau policijai tam, kad atiduotų nukentėjusiam žmonėm. Iš tikrųjų, besigilindamas į tą situaciją, kuri vyko apie 2-2,5 mėnesio, patyriau nerealiai daug streso. Pirmas sykį turbūt gyvenime, kai 15 dienų iš eilės labai intensyviai sportavau, nes nežinau, kur dėti energiją, tokie didžiuliai pinigai užšaldyti ir nežinau, ar aš jas atgausiu. Bet kad gavau, pradėjau gerą operaciją daryti, padėti žmonėms, kitiems nukentėjusiems. Tai va, realiai ten buvo ir grasinimų susidoroti, nu ten realiai rimtas aferistas toks ir ten buvo rizikų ir dar vis dabar yra. Bet teisybė yra svarbu ir ji, manau, dabar yra. Tai va, čia buvo didžiausias nuotykis, ten buvo visokių kuriozų.